įvyko Piliakalnio ir jo teritorijos tvarkymo konkursas. Jūsų nuomonė kaip vedėjo apie šį konkursą? Nuomonė tai tokia, svarbiausia, kad tas konkursas įvyko. Ir kad visgi ukmergiečiai, sakykime, galėjo pamatyti įvairias vizijas tos vietos tvarkymo. Kita vertus, natūralu, kad bent jau kažkokia platesnė pasiūla leis, geriau tą vietą sutvarkyti, nes iš tikrųjų praktiškai tai yra centrinė vieta, sakykime, išskirtinė vieta mūsų miestui, gal net ne mūsų miestui, sakykime, ir visos Lietuvos mastu, nes, ta prasme, miesto centruose esančių piliakalnių nėra gausų, galbūt iš tikrųjų vienetai. Taigi šitai vietai tikrai reikia daugiau dėmesio ir gerai, kad tas dėmesys atsirado. Tai mano nuomonė, kad konkursas įvyko yra puiku. Antra vertus, kadangi aš dalyvau ir sakykime, atrankos komisijoje, tai galėjau atidžiau žvilgti, sakykime, tuos įvairius projektus ir galiu pasakyti, kad spektras tikrai buvo platus ir sakykime, tokie futuristiniai projektas galbūt ir visiškai minimalistiniai ir sakykime, įdomus ir mažiau įdomus. Žodžiu, iš tikrųjų buvo pateiktos įvairios vizijos, įvairūs projektai ir, žavu, kad mes pamatėm kažkokią tai kitų žmonių požiūrį į tą vietą ir tiesiog lengviau, manau, bus tą vietą tvarkyti, tai be abejo. Bet ar ateityje nesigaus taip, kad įgyvendinant projektą žmonės tam tikrą prasme nustebs, kaip nustebo pamatę Raudonę aikštę arba Vienuolyno gatvę? Aš nežinau, man atrodo, kad šitie skirtingi variantai, nes vėlgi kiek aš ten susidūrė su tais dalykais, su šiuo atveju, ne visai tiesiogiai, daugiau galbūt, sakykime, iš pašalies tas dalykus stebėdamas, tai vadinkim jūsų paminėti atvejai ir yra galbūt, sakykime, abejotini, ar čia kaip kitaip pavadinti, nors šitos vietos šiek tiek skiriasi, sakykime, ta vadinamoji Raudonoji aikštė arba Kauno gatvės pradžia ir Vienuolyno gatvės sutvarkymai savo tvarkymo principai skiriasi ir jos nėra tą pačios. Bet jeigu yra kažkokių tai žmonių nuomonių neigiamų, tai galbūt dėl to jos ir atsirado, kad, sakykime, šitų vietų tvarkyme vis tik tai didesnis dėmesys buvo skirtas galbūt ne pirminiai vizijai, o sakykime, galbūt daugiau, tos vietos sutvarkymui, galbūt sutvarkymui dėl to, kad reikėjo tvarkyti, kad reikėjo pinigus įstavinti ir iš esmės tokio kažkokio pirminio konkurso, idėjų konkursų, tiesiog įvairiausių pasiūlymų, kad tas vietas tvarkyti ir nebuvo. Taigi, jeigu jis atsirado, sakykime, sprendžiant Piliakalnio zonos tvarkymą, tai yra nuostabu ir duos Dievas, kad tai taps praktika ir galbūt tada, sakykime, kažkokių tokių diskusijų ir abejonių bus mažiau. Bet pirminė vizija, pavyzdžiui, svarstant projektus, penktadienį buvo kalbėta apie tai, kad Piliakalnis vis dėlto buvo kaip atliko gynybinę funkciją. Ir galbūt, kalbant apie pirminę viziją, vertėtų pagalvoti apie tai, o ne apie kažką tai naujo. Tiesą sakant, vėlgi, jeigu šnekėti apie tai, ką aš pats mačiau, tai iš tikrųjų viename projekte šitas, vadinkim, gynybinės paskirties arba kažkokios pilies motyvas iš tikrųjų yra. Galbūt kaip tik, galbūt niekas labai tai dėmesio neatkreipė, nes būtent kalbant apie tą projektą, kuriame, sakykime, mano nuomonė, vėlgi mano asmeninė nuomonė, tam kažkoks tai, sakykime, pilies motyvas atsispindi, buvo šiek tiek nukrypta į kitus dalykus, į pašalinius, nepastebint to, dėl ko paskui ta pati problema ir buvo kelta. Nes iš tikrųjų kituose projektuose galbūt ir nebuvo to dėmesio pačiam Piliakalniui, galbūt daugiau buvo dėmesio skirta, reiškia, tai
Tai papėdės zonai, sakykime, kai kur labai daug dėmesio buvo skirta, šiek tiek į antrą planą nustumiant, sakykime, patį piliakalnį tvarkymą, bet sakyt, kad šito motyvo konkursų pateiktuose projektuose nebuvo, tikrai negalėtų.